truputėlį aiškumo dėlei norėčiau papasakoti, ką daro mažylis ir ko iš jo galima tikėtis. Dabar pabandysime padaryti tokį šokį, kai žirgas atlieka judesius, kai vaikai, turbūt ne kartą esate matę, kaip vaikai šoka bitutetų kojį. Tai yra priekinė, tiksliau žirgo priekinė koja eina kiekvieną kartą į priekį. Taigi pabandysime dabar padaryti kas 4 tempus, paskui kas 3. Pažiūrėsim, kaip tai pavyks mažyliui. Tai nėra labai lengvas elementas, todėl, manau, mažylis pasistengs padaryti viską, ką jis gali geriausiai. Taip, ir galim kartu pabandyti paskaičiuoti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ui. Nieko baisaus, mažylis jaunas žirgas. Jisai ne visada gali padaryti geriausiai. Pabandysim dar kartą. Taip. Pasiruošim. Ir kas 3 tempus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Norėčiau pabrėžti, kad kuo mažesnis kiekis yra žirgo tempų, tuo žirgui yra sudėtingiau. Pabandykime padaryti kas 2 tempus. Taip, pasiruošim. Ir 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Šaunuolis mažylis.